Nes be tave čia nieko nebus. Nu. Ką? Nu, laikyk mašiną. Laikau? Laikai, jo. Aš daužysiu plaktukų. Kokią paim? Didesnį ar mažesnį, kaip manai? Manau, kad didesnė būtų geriau. Paimam didesnį plaktuką. Čia kliento, ne? Nu, tai jūs priimėtgi šitą mašiną kažkokiu tai stebuklingų būdu. Nu, nes jisai per Google rodo, sako, tokią taisot. O aš ką žinau, kokią ten mašiną. Per Google rodo, nuotrauką kažkokią internete suradęs. Jo. Ir ką? Sakau, nu jo, apie 40 eurų. Sako, gerai, tada atvešiu. Nenorėjau vežt, nes sunkiai, ką žinau. Nu, jasnas, gerai, sakau. Gal mes ten patrauksim kažkaip. Supratau, šiaip tai mes jos neteisom. Tai čia dar tokia ypatinga. Suprantat, čia dar būna jos prastos, bet šitą ypač prastą. Matai, jau čia šaudyklinė sistema va šito, va, matai. Tas kabliukas plastikinis, jisai turi ateiti prie adatos ir užkabinti tą siūlą. Nu. Vietoj to, kad... Nu jo, na aš galiu spiroklis, va tai jie pasikelia va šitą jau. Nu ką, cirkas čia. Tai va, tam, kad pataisyti šitą mašiną, šiaip netiek daug reikia. Reikalingas didelis plaktukas, tuščia dėžutė nuo skumbrijos filė, va, iš kurios mes išpjausim va tokią va detalę. Taip, dabar tas metaliukas va šitas va, nes kitaip prasisuka ten kažką. Tai dabar galima panaudoti dar super klijų, arba ką nors panašaus. Tam, kad šitas skumbrijos filė, opa, dėžutė, skarda tą, krenta. Tas skarda, kad nepasimestų kažkaip tai. Reikia kažkaip pritvirtinti čia. Patepsim klijų. Nu va, taip. Gal va šitai va, kad ten giliau įeitų. Nu taip, va. Taip, plaktukų. Pastuksensim šiek tiek plaktukų dar. Taip. Nu va, mūsų skarda turėtų prisilipdyti. Paskui. Nu kaip ir viskas. Ar verta? Nu jo. Jau suprato, kad tikrai neverta. Mes neteisom. Čia netyčia priėmė tą mašiną. Kaip Mantas ir pasakoja. Neverta taisyti, neverta pirkti. Tas remontas, nu, aš nežinau, kaip pinigus paimti. Šiandien siūs, rytoj nesiūs. Gal ir šiandien nesiūs, ką žinau. Klausimas, siūs jinai šiandien ar ne. Nes čia nesivimo mašina, čia apgaulystė. Tiesiog mano tokia nuomonė, kad čia yra tikrai nesivimo mašina, jinai negali siūt niekaip. Bet kadangi taip atsitiko, kad mes priimam tą mašiną, tai vat dirbam toliau.